Vytautas Mineral Spa, pagrindinis įėjimas. Biškutė eilutė susidarius. Bet nieko. Viskas, rakčiukai čia. Varom. Dabar 331. Foteliukai gražus kokie kalidoriai. O čia mes tokį balkoną turim? Užėjikime į vidų. Gan vaizdas neblogas. O papa, kiliminės dangos. Prašau. Gražiai balkonų pora. Opa. Miestas. Oi, čia mūsų didelis balkonas. Toks nemažai. Ir kaip visą laiką reikia eiti pasižiūrėti, kokia yra vonė. Prašau, vonė kokia. Su vaizdu į miestą. Aišku, ir dar visko yra. Dušas. Su savo kopeliais. Nu, gražu. Jau kažkas įsitaisė iš karto. Chalatai visiems yra. Tai gerai. O čia. O taip. Neblogas tas pagerintas liuksas, bet pagal nuotraukas tai aš biškį kitokio tikėjausi. Bet nieko. Pagyvensim ir tokiam porą dienų. Einam dabar mašiną perstatau ir į baseiną. Taip, kad laukia geras vakaras. Prašau, pasiimam rankšluosčius. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo baseinai ir pirtys. Čia yra 4 pirtys ir keletą baseinų. Persirengimo kabinos ir yra rakinamos spintelės. Fenukai, želė. Viskas gerai, einam. Tai pradėkim nuo pirčių, o garinė pirtis. Įdomi. Žolelių pirtis tokia ne karšta, bet visai man patiko. Ir dar Vytauto Mineralų pirtis, va šitą geriausia. Dar yra druskų pirtis. Ir ką čia turim? Čia turim didžiulį džekuzį, kur daug žmonių telpa vienu metu. Čia kiti baseiniukai paprasti. Ir, aišku, vaikų mažas baseinėlis. Ir plaukimo baseinas. Tai va, tokie baseinai su vaizdu. Fainai. Paplaukiot. Pabėgiojus, paplaukiot. Tai va, gerai, plaukiam tada. Einam išbandysim žolelio pirtį iš pat ryto. Gražus vidus. Nulipam išbandysim dar ir džekuzį. Mūsų atskiras pusryčių meniu. Galima eiti be normaliam restorane. Rytas prasideda nuo proseko. Prašau. Ir šviežiai spaustas sultytis. Laukiam toliau. Jau atnešė dešrelės.
Skanius. Benediktus. Omletas su krevetėm. Skanaus. Nu, kol valgiai, atėjo mano blyneliai. Ir granolam. Kiek daug čijos. Labai fainam. Gerai. Super. Štai ir biblioteka. Čia reikia tylos. Čia mėnulis. Oho, kaip gražiai. Skaitimai. Bet vat štai tas mėnulis. Čia skaito kažkas ant mėnulio viršaus. Na ką, reiks išbandyti šitą vonę. Oi, gerai. Ką, vakaras, saulė leidžiasi, o mes einam vakarieniaut. Va tokia vat vakarienė, beveik makaronų, belen kokie kiekiai, yra gėliai, labai įdomus. O, yra ką pavalgyti iš desertų. Einam žiūrėti toliau, ko yra iš mėsos. Čia mėsytės visokius, vištienos. Avienos koja. Ir visokių kitokių dalykėlių. Na, skanaus visiems. Pradedam nuo avinžirnių sriubelės, tomatų, salotėlės. O rapalas tai jau aišku. Vištienos mėselės, antrą porciją varo, kažkas dar tik sriuba. Nu, bet skani. Na ką, o dabar jautienos, avienos ir ešeriuko. Ir deserto laikas. 3 makaronsai, pyragėlės ir mažas sausainėlis. Oi. Nu va, vakarienė. Žmogui už 25 eurus. Kosmosas kažkoks. Prisivalgėm. Skaniai buvo. Eisim pasivaikščioti užtat dabar po miestą.